Sveiki visi, su jumis aš Ednas ir šiandien padarysim biškį kitokį mini vlogą. Tai, nežinau, matėt ar nematėt, kas mane tikrai tos kameras ištepa vaikai visokie. Sako, Silevičiau, noriu su jam pasifilmuoti. Po to man reikia išdūdrintis. Laukiai, jau minusas jau yra gan šalta ir, kaip matot, savo mašinas šiandien neužkūriau. Tai dabar prie reikalo, kas mane tikrai seka aktyviai, manau daug kas žino, kad turėjau kartingą su 2 varikliais, kurio nuotrauką matote čianai. Iš tikrųjų buvo žiauriai įspūdingas daiktas, nes įsivaizduokit, ant vienos ašies stovi 2 varikliai, kurie, jį iškočiuoja, tai važiuoja žiauriai įspūdingai. Bet kadangi aš gyvenu Soduose ir pas mane kelias, kaip matot, nėra labai įspūdingas, man nėra su jo kur važinėt. Bandžiau parduoti, niekaip nesigavo ir galiausiai sugalvojau, o jeigu mane neiškeitus ir taip atsirado būtent šis motorolleris pas mane. Jisai atrodė prieš tai va taip va ir jisai buvo visiškai be plasmasinio, nudažytas, buvo tik tai prieki karbonas uždėtas va šitas va, matosi, kad čia karbono traukta levelė. Ir aš galvoju, blemba, tikrai su tokio motoroleriu važinėti yra nesąmonė, reikia jį padaryti gražiai. Tai žmogus prižadėjo nudažyti plasmasės ir jos buvo nudažytos baltai. Kaip matot, šnais va, viskas buvo be lipduko, buvo baltai uždėta. Ir aš turėjau atliekamas 50 metų sukakties Yamaha grafikas, kurias būtent čia ir uždėjau. Tai šiame vloge pamatysite, kaip būtent motoroleriui užsideda grafikos, kaip keičiasi vaizdas pamažu ir iš tikrųjų kiek prideda tie visokie menki lipdukai motociklui ant grožio. Tai šis motorolleris bus mano broliui ir jis tikrai yra įspūdingas, 11 metų, tai manau nieko nelaukiam ir... Tai va, kaip atrodo motorolleris. Priekyje uždėtas karbonas gražiai užtrauktas. Ir turim grafikas. Turim dar nudažomą dugną. Turim antrą roksą dalim. Ir bandysim visą šitą uždėti čia. Šiek tiek gražus motoroleriukas. Su dugnu atrodo dar gražiau. Čia gerų metų jisai. Tai žiūrėsim, kaip mums išeis. Nuojamam, čia ateik pritrauk biškį, nuojamam lipduką. O. Pasiemi. O, pasižiūrim, ar kitą pradė kitą pusę eini. Dėjom taip. Tas bus šiai. Tai va. Staikom. Op, ir dabar patį roksą. O, čia va matom biškį kreivai, kaip pasiemi. Gal pasikeli. Ir visai kreip atrodo, ne? Čia užspaudi. Ir va čia va yra baisios, baisiausias dalis. Aišku, pas mus grindis ne iš geriausių. Čia dėta purva. Nieko. Užklijuoji. Dabar dėsim čia va galą. Einam jau į pusę. Ta šonas kaip ir tipo čionais nieko dar nepadarėm. Pasižiūrėkim, kaip maždaug atrodo, sugalvojau jam labiau uždėti lipdukus. Ir sakykim, čia galutinai atrodo šitas šonas. Uždėjom dugną su bratkiu. Atrodo įdomiai. Gal tik tai va šitą lipduką biškį kreivai uždėjau. Dabar va ir perdėsiu. Tai let's go. Štai ir baigiam. Čia aišku biškį merčą iššovėm. Mito, Yamaha lipdukai. Taip, maždaug ir atrodo, priekis gražiai. Čia kadangi ant vienos pusės dedasi tipo 50 anniversary lipdukai, tai yra tokios raidės, Semarkin, tipo jo metinės kažkas tokio. Motorolleris maždaug va taip atrodo. Čia turim ir savo lipduką. Dabar reikia šitam plauką padaryti nuotraukas. Čia. Kaip priklauso motoroleriai. Čia dar biškį pareguliuoti reikia, tai priklauso. Bet man labai patinka šviesa šviečia. Ledą įdėti ir baltai šviečia. Įtraukiam į lauką.
Štai broliuką pasadinam. Žiauriai gerai laukia atrodo, visai kitas motoroleris. Ai, klit atrodo. Aš nemaniau, ant kiek skiriasi prieš jį visą, sakykime, perdažant. Maniau, kad man dar reikia jums parodyti, kaip tasai motoroleris važiuoja, nes gan trumpas vlogas gaunasi. Tai išsitraukiau raktus. Ir kad jį užkurt mums laukia ilgas dročido būrelis, kad sustiksim. Sunkiau negu įžą užkurt. Reikia išvalyti karburatą. Patą jau atsiryšo 5 kartą. Bet užkūrėm. Va. Reikia ten biškį patsosą. Pareguliuoti, haha, žinai. Pagaliau užkūrėm. Įjungiam šviesas. Viskas dega. Все будет хорошо. Стумал лук. Оба. Kumas vis dar kraunasi. Nors jau praėjo, aš spėjau sumontuoti video. Skauda reikia pafilmuoti. Uždarom vartus. Oba. Nežinau, kaip turi važiuoti stokinis Roksas. Važiuosim, kaip važiuoja šitas. Gerai. Šaltas dar. Šiaip važiuoja gerai, traukia iš vietos. Tegul pašyla biškį. Šiaip, kur pla? Čia galiniai, priekiniai. Abu veikia. Lem, apsukas renka, tai tikrai neblogai, hebra. Įdomu, kiek važiuoja. Žiūrėkit, tik 8 štukų užkelia. Žinau, kad stokai nemėgsta kelt, arba jeigu būna sunkas vareliai, tai visiškai jų nekelia. Dabar jau činais, kaip manot, yra biški ledo ant kelio. Laukia -11. Bet zin, reikia maksi greitį išbandyti. Tik nesinori naujų grafikų sugadinti. Praeitą savininkas sakė, su mergina 8 važiavo, tai pažiūrėsim, ar mes čia 8 iškočiosim. Nu, negi neišmėginsiu, kaip važiuoja. Nu, važiuojam. Kiam. Žiūrėkit, plūda. Taip, važiuojam. Šiam. Jau 9 štukas apsupu. 7 beveik. 7 yra. 7 važiuojam. Žiūrėkit, ir mašiną prisivėjau. Reikia ant to kalniuką užvažiuoti ir spausti žemyn. Taip, už manęs nieko nėra. Pristabdom. Važiuojam. Pasisėdau ant galinės sėdynės net. Šiam. Čia stokas, dar kad atmena. Bet nusintuvas originalus. 7. Reikia 8 čia, hebra. Tik 7 negali būti. Va, ir iš karto jisai užsiįsirbė ir po to pradeda. Bet čia su transmisija tai ledas, ta prasme, apsukos žiauriai geras ir sakykime, į gazą reaguoja žiauriai gerai. Važiuoja, tai pasaka. Ir kojom nešaltas tokį motorolerį. Kur tau? Padangos irgi geras, stabdo. Iškarpa bus būtent todėl, jeigu bus prasta pabaiga. Tai ačiū labai, kad žiūrėjot. Dabar mes būtent dirbsim ir prie mano BMW, nes aš galvoju pasidaryti mini projektą jam. Kaip matot, prieš tai buvo baisus ratai, kurie matosi nuotraukoj čia. Ir dabar uždėjau trojkės ratus, nes anie buvo truputį linkę, reikėjo pavirinti ir pradėjo, nu tiesiog nebuvo saugu važinėti su tais ratais, tai pagalvojau, reikia belenkokių ir uždėjau būtent šitos trojkės ratus.
Atrodo mašina juokingai, tikrai pasakysiu, juokingai atrodo, bet kol kas sueis. Kita pusė, nežinau, ar aš čia prieisiu prie tųjų, yra įlenktos durės, tai esu turintis kitas duris, luktelkit parodysiu. Štai čia yra kitos duris, aišku, spalva šiek tiek skiriasi, langai nėra tamsinti, tai kažką reikės burt, dėti apšifkės anų durų, reikės langą keist. Reiks dažyti šitas duris. Toliau mano pavarų dėžė 4 bėgis biški džeržkė, tai štai ir pavarų dėžė yra. Ir štai čionais yra kondiškės radiatorius, nes mane kondiškė leidžia freoną. Tai nežinau, dar daug kas laukia, reikės visą mašiną dažyti. Manau, jeigu pradėsiu dirbti, būtinai filmuosiu kiekvieną judesėlį ir susitiksim kitose vloguose. Su jumis buvau aš Šedinas, sakau jums visą gerą. Davai.